Sveikas YouTube. Šiandien aš su vienu ypatingu žmonių, kuris matote už manęs. Tai yra Simonu. Sveik Simonai. Kaip matau, jis yra drauga Emerald Golema. Na, jeigu jūs dar nesupratote iš mano video pavadinimą, aš jums šiandien pristatysiu modą Golemų pasaulis. Na, aš vadinu įstimučiais, nežinau kodėl. Na, tai kaip žinote, visi jie mėgsta Emeraldus. Netgi jisai, tai va, jam draugas susirado gerą. Va, mato, čia yra vairių. Bet jeigu jūs pastatote, aš čia, pavyzdžiui, čia yra vienas iš jų. Jūs nepaprastai turite uždedat ir kaip paprastai būna. Jūs turite turėti specialų daiktą, tai yra atsibudimo popierių. Ir jo receptas yra toks: 4 raudonose kraštuose, vidury popierius ir likusiose vietose šviesą akmenio dulkės. Ir jūs gausite, ne vien žodžiu, jūs supratote patys. Štai yra visi blokai, iš kurių jūs galite daryti. Aš paimsiu keletą ir jums visus pavaizduosiu. Na, paimsiu dar ir vorą, kad jum kaip pavyzdį. Na gerai, mažiau paimsiu vieną, kad būtų man patogiau. Ir einam šiek tiek toliau nuo modo pristatymo. Kiekvienas iš jų turi skirtingą kiekį gyvybių ir skirtingai puola monstrų. Iš tiksliai neatsimenu kiek, tai atleiskite. Va, pradėsim kaip nuo kokio deimantinio golemo. Jis paprastai sudedate golemo formą. Ir va, jis turi 250 gyvybių ir kaip paprastai, dar tenai matote vieną iš čia bandymai. Matote, kaip galima tiesiog dėti ir gauni be... Ir iškart visi miršta. Jis galimas kitoks galingas, aš tai... Ir išimsi laikos, kol jūs čia taip užmiršite. Tai eina tegul pasiplaukėte. Skesk. Gerai, tada kitas emeraldų golemą jūs patys matėte, tai vėliau raudono akmenio golemas to jau bus. O jis toksai ryškiai raudonas, gan gerai jis matosi. Na, pažiūrim, kad jis irgi visai gali užmušti, bet ne iš vieno iškart. Jis netoks stiprus kaip ir deimantinis, na, patys pagalvokite. Jis turi tik 30 gyvybių, dėl to jį lengva užmušti ir jeigu jas užmušti, jūs gaunate dalį to, iš ko jį pagaminote. Dėl to jūs netaip ir stipriai prarandate resursus. Kvarco golemas. To jau jį pagaminsiu. Bus baltas, kaip ir manote, aplink blokus. Jis turi 100 gyvybių. Ir galime sakyti, iš karto užmuša daugumą. 13-14 atakos daro. Kaip matote. Na, Sandstone golemas, gerai, tegul eina, leisiu jam gyventi. Jis turi paprastus 30 gyvybių ir daro 7 atakos, na, dar ateina. Jis įvaldo jau. Jeigu jį užmušite, gausi čia tiek Sandstone ir ten... Pala. Jo, jis gauna tikro materialo. To jau. Štai turime paprastą geležinį golemą, atleiskite, praėjo tik naktis, taip teko padaryti dieną, kad visi jie sudėktų, krypelis. Paprastame goleme nereikia, jis iš karto automatiškai tampa čia jūsų įprastas geležinis timotis, kuris turi 100 gyvybių ir tegu jis skęsta. Štai, jis kaip žinote, turi, jeigu nežinote, jis turi 100 gyvybių. Tam nereikės netgi voro tik iškviesti. O šičia jūs turime lapį šitą golemą, kurį aš tai nustumsiu, kad jis užmušų tą kryperį. Arba tiesiog jis susprogdinsiu. Gerai, kad nekenktų. Jis turi 30 gyvybių, kaip ir raudono akmenio, palauk, noriu pažiūrėti. Ir jis duoda 8-9 atakos. Gerai. Dabar einame vieną iš šitų gal mane keistų golemų, tai yra purvo golemas. Tai jį lengva bus surinkti, randate kokį pumpkiną ir jau turim 10 gyvybių. Man atrodo, jis turi lyg kažkas į širdį išplėšė. Jis duoda po 1 atakos, 1-2. Pats turi 10 gyvybių. Ir kai jis miršta, gauname šiek tiek purvo. Gerai, dabar einame link auksinio golemo, jeigu galiu praskristi. Jis turi 40 gyvybių ir SP 11, 10 atakos.
Kaip jūs turite, kaip ir manote, užmušus jūs gaunate šiek tiek aukso. Štai yra molio golemas, jūs turite naudoti paprastą molį, kurį jūs randate po vandeniu. Kaip pavyzdį, jeigu rasčiau, parodyčiau. Gerai, va, kaip jūs matote, jis turi 50 gyvybių ir daro 3 iki 5 atakos. Pats turi 50 gyvybių. Tai bus nesunku. Na, tai kaip matant jos lengvai gauti, tai jos galima laisvai pasigaminti. Štai einame jau prie paskutinių 3. Mes esam prie Netherako golemo, kuris nežinau, kodėl nedirba. Palaukite. Atleiskite, pasirodo per naujausią šitą modo update'ą jis buvo pašalintas. Štai turime paprasto akmens neskaldos golemą, jis turi 50 gyvybių, daro 11-10 atakos, pulk. Jo. Kaip matote, jis puola. Jis turi 50 gyvybių, tai galime laisvai užmušti, bet aš leidžiu jiems visiems paskesti. Ir einame prie galime sakyti, vieną mėgstamiausių. Atrodo, vieną mes praleidome, bet ledo golimas, jeigu zarga. Jo, nekas, palaukite. Gerai, va, jūs gaunate ledo golemą. Jis turi 15 gyvybių. Ir man atrodo, jeigu įvesit prie vandens, jis užšaldys. Tai šitą neįmanoma privesti paskandinti. Ir kai mirštate, jis palieka matos vandenį. Ir štai priartėjame prie pačio paskutinio golemo, stiklo golemo. Man jis patinka dėl to, kad jūs galite kiaurai jį matyti. Jis turi 10 gyvybių, tai galima sakyti 2 smūgiai. Na tai va, palauk, pažiūrim kaip Simonas. Sveik, Simonai, kaip golemas tavo. Na gerai. Na tai viskas, ką šitas modas jums turi pristatyti. Jeigu jums patiko šitas modo pristatymas, prašom palikite laiką. Jeigu surinksime bent kokius 5 laikus, aš būsiu labai dėkingas. Ir jeigu galite, prašau subscribinkite kasdieniniams video. Aš pamatysiu jums kitą kartą. Sudie.